Labas, Markai. Labas, Povilai. Nu ką, pradedam. Tai iš pradžių norėčiau, kad tu prisistatytum trumpai, kas tu, kiek tau metų ir iš kur tu kilęs. E, Esu Markas Buteikis, man 19 metų. E, Esu iš Ukmergės, iš tokio mažo miestelio, kur pakankamai daug tokių dabar, nu tas daug, irgi yra, sakykime, pasaulyje ir Europoje nuskambėję tų sportininkų, tai kaip ir Benediktas Širba. Ir šiaip visas tas, sakykime, veiksmas, dauguma ten autosporto renginių, kai vykis organizuodavo ten toks sprintus, taip vykdo viskas Ukmergės rajone, tai Ukmergė yra pakankamai, sakykime, tas visas regionas, kur ir pakankamai gerų greičio ruožų yra. Tai ja, aš iš Ukmergės ir labai fainas tas miestelis. Tai už tai turbūt pasirinkai ralį savo sporto karjerui. Tai tas ralis atėjo šiaip, aš tai manau, aš dar prieš gimstant turbūt man buvo nuspręsta, kad aš tam sporte liksiu, kadangi senelis užsiminėdavo šitais reikalais. Tada tėtis važiuodavo ralį irgi. Nu ir kai tėtis važiuodavo ralį, aš su seneliu važiuodavau visus tėčio ralių žiūrėti. Tai net man kiek pasakodavo, aš šiaip pats neatsimenu, bet aš dar net vaikščioti nemokėdavau, ant tiek mažas būdavau, tai mane temdavosi į visus ralius ir man tiesiog tas įaugęs tas į kraują, sakykime, nuo pat ten mažiausių dienų, tai tas širdį labai giliai ir net nežinau, ką veikčiau be to sporto. Tai o kada tavo prasidėjo autosporto karjera, kelių metų tu pradėjai sportuoti? Na tai sakykime, taip oficialiai tai 15 metų išvažiavau į pirmas mineralio varžybas, o neoficialiai tai ten ant nušalusio ežero legaliai, ten, kai vykdavo ten tie visokie super sprintai, važiuodavau ten su senelio mašina, tiesiog senelis duodavo mašiną ant ežero, ten kiek man 12-11 metų būdavo, tai, bet taip pirmas, sakykime, tas visas oficialus pasirodymas tam rally būtent tai buvo 15 metų, 2021 metais išvažiavau į pirmas savo varžybas. Ja. O, sakykime, kartingo patirties tu jokios neturėjai iki tol. Ne, niekada nesėdėjau ant kartingo, pas mane buvo iš karto mašinas vis. Bet, nu, pirmi žingsniai buvo ant ežero, kaip tu sakai, ne? Nu tai pirmie žingsniai ten iš viso, aš ten kiek pamenu, tai ten ant tėčio kelių, ten tėtis tą rankinį tampydavo, aš ten vairuodavau, ten pedalų nepasiekdavau. Sakau, pas mane ta visa šeimyna labai, tėtis ypač, senelis, nu tik ne visa šeimyna, okei, ten senelis ir tėtis tik tai prijausdavo šitam dalykui labai. Ten močiutės, mamos, visos prieš ten ir taip toliau. Tai tas visas, nu sakau, nuo senelio ir nuo tėčio ten visada tampydavosi visur, leisdavo pačiam mažam daryti ten tos veiksmus su mašinom ir tiesiog, manau, užaugau toks jau. Ežeras labai gera mokykla, nes realiai aš ir pats, nu, skaitant kartingo, irgi pradėjau 8 ar 9 metų ant ežero važinėti su Audi quattro. Jo, tai ten ant ežero buvo 12 metų, atsimenu. Ten labai buvo įdomi struktūra, aš kiek atsimenu dar iki dabar. Vis tiek tas jaudulys buvo. Tenalė, tipo, pirma normali lenktynė. Nu ir ten buvo gal kokie 10 treniruočių važiavimo ant to ledo, ten trasytė išgraderuota, aš ten kaip supratau, pusnis buvo. Ir ten 10 treniruočių važiavimų. Tėtis man ten buvo suorganizavęs trenerį Evaldą Joteiką, kaip dabar dar atsimenu. Nu ir mes važiavam, tos treniruotės gerai. Nu ir viskas, dabar jau prasidės įskaitiniai. Tipo, jau susikaupiam ir aš atsimenu nuskaitinio važiavimo ant pirmo posūkio į pusnį. Ten pyko Evaldas ant manęs, kad džinsų savo sušlapo, kai stūmė iš pusės. Tai labai toks įsimintinas tos, sakykime, varžybos ir visiems pasakoju, nuo ko aš pradėjau, tai visada papasakoju šitas. Supratau. Ok, Tai nu va. tai šiemet tu laimėjai Rally 4 trofį Lithuania. O kokie tavo pasiekimai ralyje, neskaitant šio sezono? Nu, tai tie pasiekimai, sakykime, 2021, aš nuo 2021 metų, nu, skaitau, kad esu vis tiek rally. 2021 metai buvo su standartiniu BMW, dar be lankų, mineralis, ten greičių nebūdavo, dar ir pats.
kažkiek prisibijodavau, nu ir vis tiek buvau visiškai žalias ir nežinodavau, kaip kas veikia, tai tiesiog tėtis visada kišdavo į galvą, kad protingai, rinkis patirtį, žodžiu, viskas bus gerai. Tada nuo 2 metų tėtis padarė BMW kapą, Large 9 klasės automobilį, tai mes pernai su juo tapom čempionais. Tai jo, ta mašina pagaminta nuo 22 metų ir tą sezoną važiavau jau pilną, sakykime, mini rally, jau taip jau biški rimčiau žiūrėjom į šitą, nes tas pirmas sezonas nebuvo pilnas sezonas. Buvo ten tik tai keli etapai, o 2022 jo, suvažiavau pirmą savo visą sezoną, su Ugnium Vainevičium važiavom. Nu, tai irgi prisirinkau daug pakankamai patirties, tokios ir skaudžios, ir tokios, sakykime, kad ta patirtis buvo naudinga. Nu ir tada baigėsi tas sezonas ir sprendėm, ką toliau daryti. Tai rinkom biudžetą, sprendėm ir galų galę tėtis sako, žiūrėk, važiuok sprinto čempionatą. Tai pagrindinis planas 23 metais buvo važiuoti sprinto čempionatą. Bet aš dalyvavau Nordis Racing atrankoje. Aš ralisto projekte ir, aš neatsimenu, bet man atrodo, ten tas projektas iš viso prasidėjo gal nuo, labai labai ten jau anksti, sakyčiau, ir net buvau pamiršęs iš tikrųjų, kad tam projekte dalyvauju, nes tiesiog varėm ant, tiesiog arba paina, arba ne. Ir tada po, po prieš paskutinio atrankos etapo skambina man, sako, žiūrėk, sako, mes tave įmam į Suomiją. Nu, tai paskutinis atrankos etapas. Aš toks, okei, nesitikėjau, čia taip, tada pasiskambinau tėčiui, tada pasiskambinau, nes taip pat buvom irgi susitarę jau su kai kuriais partneriais, kad važiuosim 23 metų sezoną tam sprinte. Tai žodžiu, išvažiavome tą Suomiją, laimėjau tą šalisto projektą. Nu ir tas 23 metų sezonas buvo, kur tikrai, tikrai labai labai daug visokios patirties susirinkau tame sezone ir labai irgi be galo sudėkingas visai Nordis Racing Team komandai, nes paimt vaiką į komandą ir realiai turėti tiek kantrybės, tai labai esu jam dėkingas ir kad dabar mano kelias irgi surinkus tą patirtį, aš vis tiek laikau patį brangiausią patirčiai sezoną, tai su Nordžiu. Ir turėjau avarijų, ir turėjau daug nefinišuotų varžybų. Tai tas sezonas buvo toks grinai, kur, realiai grūdinausi pats save ir grūdinasi visa komanda, mes patys už šturmanų. Ir tiesiog tas sezonas buvo toks, kur labiausiai įsimintinas, sakykime, kur susirinkom įvairiausios patirties. Nuo tada 24 metais vis tiek Nordis projektas nėra tęstinis, tai 24 metais irgi pavyko susirinkti biudžetą ir važiuoti pilną čempionatą su tavo BMW kapu, ten kur tėtis minėjau, pagamino man 22. Tai su tuo BMW irgi turėjau labai skaudžią patirtį. Pirmame etape laimėjome etapą su Power Stage'u, finišavom varžybas, kirtom finišo liniją, davažiavom iki laiko kontrolės punkto ir sugedo mašiną. Toks tas pirmas etapas buvo. Niekada nesu laimėjęs tada larčio etapą, tai buvo labai toks skausmingas, bet po to, taip supykau ir tą visą sezoną irgi likusi, taip normaliai suvažiavom ir atsimenu dar po Kelmės, ne po Kelmės, po to pirmo etapo skausmingo su ralistais turėjom tokią tradiciją išeiti į miestą, ten visi pasišnekėdavom ir taip toliau. Ir buvo Vladas. Ir Vladas sako, davai, Bernai, aš jums pasitarėm su Aisviu, tipo, skelbėm jums šitą prizą. Bet tik jaunimui, ten iki 26 metų, man atrodo, buvo. Tai buvo aš, Emilis Kucka ir Klaudas Bučinskas. Ir tą pasakė jau po pirmo etapo. Tai man toks, aš tą pirmą etapą laimėjau ir čia dabar toks, bet tas irgi. Pernai sezonas tai irgi buvo labai stiprus, nes ta konkurencija su Klaudu ir su Emiliu,
buvo tikrai įspūdinga ir lyginant pirmo etapo laikus ir ten iki vos ne pat galo, tai kova buvo labai stipri. Nu, šitas sezonas jau vis tiek susirinkęs. Buvau pakankamai tą patirties bagažą, dirbom ir su treneriais, ir su Titu labai šį sezoną. Tikrai per visą savo šitą trumpą karjerą aš niekada nebuvau įdėjęs tiek darbo apskritai visam šitam procesui. Tai nekalbant tik tai ten apie e, biudžeto rinkimus ir taip toliau, bet čia buvo tas, kur tu kiekvieną savaitę, tu bent kokias 3 dienas įdedi būtent pasiruošimą į ralį. Tai daug dirbom ir tas atsipirko. Tai tos patirties nėra pas mane daug, nes tikrai nesu daug šitam visam sporte, bet Tai aš tavo tikiuosi čia pasiekimai užsilaikysiu. praeitais metais tu laimėjai BMW kapą. Mhm, ja. Tai čia toks, sakykime, pagrindinis tavo pasiekimas, nu, iki šių metų, ne, nu, didžiausias. Jo, bet tai aš irgi labai laikau dideliu pasiekimu, kad ir Nordis projektą laimėjau ir labai buvo naudinga. Taip pat. Tai Supratau. va. Žodžiu, tokie žingsniai Nordis projektą Jo, laimė, Nordis, BMW taip, tada. kapą laimėjai ir šiemet trofei Rally 4. Ja. Tai gerai, kaip jautiesi užsitikrinęs 80 tūkstančių stipendiją? Koks tas Tai kaip jausmas? jaučiuosi, tai iš esmės džiaugiamės su Titu porą valandų tik tai turbūt po finišo. Nu, maks tiek. Nu, ten, aišku, pasibuvom su draugais, kurie visi palaikė mūsų sezoną. Nu ir tada vėl tas galvos skausmas, kaip išpildyti tą pilnai. Tai irgi toliau dirbam, darom dalykus. Ir to džiaugsmo, nu, tiesiog jo nebuvo. Tu tiesiog žinai, kad tu padarai procesą kažkokį, tau pavyko ir tu dabar turi galimybę kilti aukščiau. Tai mes darom viską ir stengiamės, kad pasinaudot būtent tą galimybę maks, kiek šiais. Tai va. Gal net pavyks kažkada, nu, bet čia toks. Nesakysiu šitą. Tai o kaip tu šiaip vertini vat šitą Rally 4 trofį projektą Lietuvoje? Tai padėjo patikėti savim, padaryti pačiam žymiai daugiau negu tiesiog, kad būtų eilinis ralio sezonas, Large 4 įskaitai. Jo, šitas sezonas buvo didžiausias spyris į užpakalį. Tiek man, aš galvoju, ir tiek visiems Rally for Trophy dalyviam. Tas pats Klaudui, e, Arui, Irmantui, visi dirbom ir darėm tos dalykus. Ir esu labai dėkingas už šitą projektą. Ten Ignui, Dariui, kurie sugalvojo visą šitą mintį ir tie žmonės, kurie prisidėjo, tai padarė nerealų dalyką, kadangi tiem paprastiem žmonėm gal neatrodo, kad čia va, Hebra lekia, ten jie kapojasi, bet čia vos ne, yra kai kurių, kur atsisėščiau, galėčiau geriau. Bet ta prasme, šį sezoną mes visi kaip dalyviai užaugom. Ta prasme, buvo tokia konkurencija, kur tu jau atrodo padarai viską, bet tau įveža ten tų sekundžių ir tu tada galvot pradedi ir tu ieškai tų minimalių detalyčių, ten paskaičiuoji, stengiasi apskaičiuoti visus dalykus teisingai, ten apie kūrą kokį tai net nebešia. Ten buvo šitas sezonas, kur tikrai žiauri daug patirties tokios davė, kur ir to užsidėgymo, ir tos kovos, ir kaip tvarkyti su galva, pavyzdžiui, su sunkiais momentais. Tai šitas sezonas, aš esu 100% užtikrintas, kad visi dalyviai tą patį pasakytų, kurie konkuravo ten, neatsimenu, mūsų buvo gal 4, kur važiavom sekundė į sekundę, tai aš nebejoju, kad jie pasakytų tą patį. Tai, žodžiu, projektas, gerai vertini projektą. Tokį. 1000% gerai, nes, sakau, nėra tai buvę niekada ir esu labai visiems dėkingas, kad atrodo, mm, tie mano 3 sezonai praeiti turbūt per visą šitą sezoną aš surinkau tiek patirties, kiek per praeitus. Na tik aišku, skaudžių patirčių mums pasisekė nebuvo, bet šiaip vertinu žiauriai gerai ir labai esu dėkingas visiems ir
tikiuosi, kad palaikys šitą projektą dar ilgai. Nu, jeigu gausis vis. Tai va. Matai, tu sakai, kad nu, per šiemet susirinkai daug informacijos, nu, ir gavai daug, ne? Buvo Taip. postūmis, kadangi buvo toks projektas, bet pavyzdžiui, jeigu tu nebūtum praėjęs pirmų 3 sezonų, tu visai kitaip matytum šitą projektą, ta prasme, ir tu jo nebūtum išnaudojęs. Tai tavo žingsniai labai teisingi buvo, nu, einant nuo ten mini ralio, mini sprintų ir einant, žinai, laiptukais aukštyn. Nu, tai turiu aš tėtį, kuris man pradžioj bent jau sudėliodavo visus dalykus, kad ir visada tėtis sakydavo step by step, niekada nebandyk peršokti aukščiau savo galimybę. Tai tiesiog turėjau tėtį, po to atsirado Dovydas ketvirtis, kuris irgi, sakykime, labai labai daug padėjo ir irgi užaugino mane iki tokio lygio. Ir dabar Titas atėjo, su Ramūnas atėjo Čiapkauskas, tai su tai žmonėm jaučiuosi labai gerai, kai jie yra aplinkui ir tikrai duoda labai gerų patarimų žmonės. Tai va. Supratau. Gerai, kaip tu ruošies lenktynėms? Iš anksto ir prieš pat, pavyzdžiui, greičio ruožą. Čia, nu, Nu, toks tai sportas, mėgėjimas, ne, aišku, dar bus apie tai klausimų papildomai, labai neišsiplės. šiaip labai net nesusižiūriu aš ten tos mytybos, o sportuoju tai realiai tai nieko, nu, okei, ten gal 3 kartus per savaitę bėgioju, tai kardio. Maisto visiškai neprisižiūrėjau, gal reikėtų. Genetika pas mane gera, nestambėjau greit. Ne, tai nebūtinai, kad tu stambėjai ar nestambėjai, bet esmė, kaip Jo, organizmas bet, virškina ir kaip jis jaučiasi po to maisto, žinai. jo, bet šiaip su maistu neturiu problemų ir apskritai su, na, kai į Europą va dabar, kai išvažinėsim, tai padarysim maks, ta prasme, ir dabar irgi jau pradėjau sportuoti ir stipriai ruoštis, ne tik fiziškai, bet maistą vis tiek neprisižiūrėsiu. Valgau viską, kas man patinka. Tai va. Va, koks klausimas buvo dar, ai, kaip ruošiuosi Na, kaip ruošiesi, ten, pavyzdžiui, prieš ruožą, varžybas, ne? turi kažkokius, nu, ritualus, nežinau, ten klausai muzikos, tai būtinai nueini į tūliką, nežinau, Jo, nu, pusę galiu aš litro vandens. pasakyti, okay. Galiu pasakyti, ką mėnesį prieš ralį darom. Dažniausiai prieš kiekvieną ralį, tarkim, okay, ten ralį rokiškis kaip pavyzdys. Tai visada organizatoriai išleidžia dažniausiai mėnesį prieš draudžiamas zonas lokalinės, su kurios negali važiuoti. Tai pradedam savo su šturmanu pasiruošimą tom varžybom, tai kol galima važiuojam į tų regionų greičio ruožų. Susirašinėjom, imam senas kelio knygas, e, s- atvažiuojam penktadienį ir išvažiuojam šeštadienį vakare. Arba ten kaip pavyzdys, atvažiuojam šeštadienį ryte ir išvažiuojam sekmadienį vakare. Praleidžiam visą savaitgalį, stengiamės susirašyti kuo daugiau greičio ruožų. Nu ir galų gale vis tiek kažkurį greičio ruožą pataikyti. Ir tas duoda vis tiek labai gerą stenogramos treniruotę ir jeigu pataikai greičio ruožą, tai tiesiog per ralį tau kažkiek ne tai, kad ten privalumas prieš kitus, bet gal užtikrinčiau jautiesi. Tai visą sezoną darėm prieš kiekvienus etapus taip. Ir tą stenogramą per šios metus tikrai pakankamai gerai susitvarkiau. Tai, nu, tai tas toks pasiruošimas, o e, daugiau, nu, tai visada dar turim tą ritualą, kaip ten varžybų savaitę pasidarom testus. Būtinai, nori, nenori. Tai, ja, tas būtent toks ritualas iš sportinės pusės, kaip mes ruošiamės su kitų varžybom. O ten Hebra mechanikai, jie dirba savo darbus ir irgi labai jam esu dėkingas, kad atidavė savo šitą širdį visą per šį sezoną, nes irgi buvo pakankamai sudėtinga. Tai va, tai tas toks pasiruošimas, sakykime, nėra ypatingas ir aš manau, kad nu, didelė dalis Lietuvos automobilių ralio čempionato dalyvių taip daro. Tai nieko naujo, manau. Supratau, apie fizinį pasirengimą jau tu man atsakėjai, kad 3 kartus per savaitę bėgioji ir daugiau nieko nedarai. Ne? Ir Nu, padėlį dar pažaidžiu kartais. nu, padėlis, neblogai. Um, bet, nu, RC tai reiks ruoštis biški rimčiau, nes ten greičio ruožų kilometrų daugiau ir tos fizinės ištvermės labai reikės. Ir kad ją pasiruošti, tai tau reikia pradėti ruoštis dabar, o ne mėnesis iki starto.
Nu, Nu tai tiesiog būtent. patarimas. Jo, tai faktas. Tas pas mane kardio visai neblogas, tai reikia tos ant jėgos ten, ant kaklo, manau, padirbėti, ant rankų ir ant nugaros. Tai tas toks būtent ant tų padirbsi ir, manau, fiziškai bent jau jausiasi gerai. Supratau. Apie mitybą truputį išnekėjom. Ką valgai arba ko nevalgai prieš varžybas arba varžybų metu? Ar valgai viską, bet kaip ir... Prieš varžybas valgau viską, bet kaip ir bet kada. Per varžybas būtent tai tengiuosi visiškai nevalgyti sunkaus maisto. Ir kad neapsunkinti tiesiog savęs ir netapti tokiu mieguistu. Nes sunkus maistas vis tiek jisai labai apsunkina ir tada toks visiškai tingus tampi ir, na, ir miego, nežinau. Tai per varžybas jo, stengiuosi labai sunkaus maisto nevalgyti, ten, kaip pavyzdys, valgau kokią vištienos krūtinėlę ten su ryžiais. Ir, žodžiu, Titas yra informuotas, tai kai visada užsakinėja maistą, tai lašišos kokias gauna. Tuo prasme, visada lengvas maistas. Ir šokoladukų daug valgau per varžybas. Šokoladą. Supratau. Ja, ta tokia paprasta mytyba. Bananai turbūt, vanduo. Jo, bananai, vanduo, elektrolitai. Priklauso, jeigu labai karštas ralis, nu, tai tada geriau elektrolitus, bet jeigu ne, tai geriau vandenį, nes elektrolitai ten, tai man skonį ne tai, kad skonį, bet labai keistai burną išdžiovina ir po to vėl geri be perstojo. Šiaip vandenį geriau. Supratau. Kas buvo sunkiausia šio sezono metu ir kurio momentu sezono? Sunkiausia. Nu, iš konkurencinės pusės tai visada buvo sunku. Bet toks, kad įsimintinas, tai turbūt sunkiausia buvo, liūdniausia, kad nepavyko finišuoti namų ralio. O daugiau iš to skausmo, nu tai kad ir elektrenose, bet elektrenose sugedo mums vairo stiprintuvas ir neturėjom greitai vietoj pakeisti, tai ten užtruko laiko, kol vėl grįžom atgal į konkurenciją. Nu, tapom vėl konkurencingais, tai aš šiaip taip neatsimenu, kad labai būtų kažkoks tai įsimintinas toks būtent sunkiausias momentas. Sakau tik tai, kad nebaigėm ir kad gedimą turėjome daugiau. Kaip tik džiaugiausi, nes ta konkurencija labai labai džiugino po kiekvieno ralio. Nu jo, buvo artima kova pas jūs. Jo. Sezono metu sunkiau buvo fiziškai ar psichologiškai tam tikrais momentais. Ir ar šturmanas daug prisideda prie psichologinės būsenos? Fiziškai visai nebuvo sunku. Nežinau, aš tiesiog toks, nežinau, ar žmogus, ar čia gal dėl to, kad atlankiau dziudo 10 metų ir vis tiek įsitikinęs, kad ar pas mane ten tie vidiniai raumenys tvirti. Nu, bet čia tiesiog juokauju aš dažnai. Manau, kad Bet, taip. nu, gal kažkiek. Ir gal ir atrodo man, kad nereikia, man čia nesunku, dėl to aš gal ir nesirašiau taip stipriai, nes atrodo, ką čia nesunku man. Bet vis tiek geriau jau pasiruošti. O dėl iš psichologinės pusės, tai šiaip labai nesijaudinau šį sezoną, nes šį sezoną pradėjom dirbti su savo, nu, labai gerų žmogum ir treneriu, tai Jonu Dereškevičiu, nežinau, ar žinot, turbūt žinot. Paž- Tai paž- jo, šį visą sezoną dirbam su Jonu ir dirbsim toliau, tikiuosi, su Jonu. Ir, nu, Jonas labai šį sezoną pagelbėjo būtent ir sutvarkė tą mano visą vidinę būseną ir irgi dėl šito labai neturėjau daug kažkokių tai kliurkų. Sunkiausia buvo paskutiniame etape psichologiškai. Nu, kitas, kitas jo, irgi, nu, bet ten mes, kiekvienas ekipažas, aš manau, individualiai yra susitaręs su savo šturmanu, ko nesakyt, ką pasakyt ten, bet šiaip su Titu žiauriai gerai sutarėm ir ekipažė vyrojo labai gera atmosfera ir ten prikolinam, juokiamės, visiškai jokio streso. Tai tas psichologinis, tai kai tu mėgaujasi mašinai, nebūtinai greičio ruožė, tai tas psichologinis, tas visas vidinis jausmas geras, nes nei tu ten pykstėsi su kažkuo ir ten tiesiog gerai bendrauji, ten nebūtina su juo kalbėti tik apie ralį.
Tai va tas padeda labai nekalbėti ralio metu apie ralį. Patarimas ir kitiem. Tai, Tai nu, jo, realiai sunkiausia buvo paskutiniame etape, nes tu jį be 5 minučių laimėjai ir, nu, jo. nepridaryti nesąmonių ir finišuoti. Tai turbūt sunkiausia buvo tas, kad aš žinojau, kad labai daug per visą sezoną padaryta darbo buvo. Ir tada toks, blemba, jeigu čia dabar aš padarysiu tą, jeigu man čia nepavyks, jeigu čia mane, ten, kaip pavyzdys, nu gerai, aplenk, bet, nu taip nebuvo, bet, nu jo, Tai, buvo tas ne, sunkiausias, sakykime, nes pakankamai daug darbo buvo įdėję ir man tiesiog buvo gaila ir baisu galvot, kaip jisai kitaip galėtų baigti. Nu, bet čia šitas sportas, jisai niekada nenuspėjamas ir nieko negali tikėtis iš jo, bet buvo sunku, atsimenu, pirmą dieną, bet paskui irgi Jonas labai daug padėjo ir šiaip su Titu dviesiai išsišnekėjom, tai kad tiesiog paleidžiam galvose ir važiuojam, kaip mums gaunas. Tai penktą greičio ruožą tą padarėm, atsimenu, laimėjom ir buvo toks akmuo nukrito nuo širdies. Nu ir davai, pagavom tempą kitą rytą ir labai gerai ten susirinkom tos reikiamus taškus. Tai viskas realiai yra galvoj, nes jeigu netvarkoj galvoj, tai tada jau netvarkoj pas tave išoriški visokie veiksmai. Tai va. taip, čia svarbu, nuo to labai daug prisideda rezultatas. Jo. A, Labai pajaučiau šitą etapą. supratau. Koks planas kitam sezonui RC Junior? 4 etapai ar visgi daugiau? Nu, tai kiek skaičiavom, nu, tai 4 etapai vis tiek kaip ir nelabai gautųsi iš būtent tos stipendijos. Vis tiek reikia nu, rinkti biudžetą. Tai bet mes su Titu esam užsibrėžę ir padarysim tikrai geriausia, ką galim. Ir tikiuosi, kad pamatysit mus kitam sezone pilnam Europos ralio čempionate. 6 etapai. Supratau. Vien iš tos pusės aš galvoju, ten buvo visokių minčių, gal pradžiai nevažiuoti visų, ten gal daugiau testų apturėti, bet nu, tada sakau, ir šiaip daug kas sakė, ir iš komandos pusės, tai Hebra, važiuokit visą sezoną, kiekvienas etapas yra skirtingai šaly ir pažink kiekvieną etapo reljefus, ten asfaltas, žvyras, ten tas kiekiai kaip pavyzdys, susirinkta visą 6 etapų patirtį ir gal netgi kelių metų perspektyvui, ten po 2, 3 metų gal bandyti laimėti Europos čempionatą, nu, bet čia ir drambliukas svajonės, bet įdėjus labai daug darbo, aš manau, tai įmanoma. Tai va, Tas įmanoma. Reikia tik tai labai pasistengti. ir A, norėtų, jo. tai dėl šturmano jau, kaip supratau, tas pats bus, Titas. Tai be abejo. Į O, nieką nekeičiau. Jeigu keiščiau, tai turbūt nebevažiuočiau ralį. o kokiu automobiliu važiuosit, jeigu jau žinai ir jeigu nepaslaptis? Dar nežinau, bendraujam su daugeliu komandų, tai sprendžiam, kaip daryti, ar įsigyti automobilį, ar nuomoti automobilį, tai dar šito negaliu taip patvirtinti, nes dar patys nežinom iki galo, kaip darysim ir kokia automobilio markė bus. Bet kad Rally 4, tai tikrai Rally 4. Ne, tai čia suprantama, bet o negavai kokio laiško žinutės iš Richardo Millenerio arba Malcolmo Wilsono? Ne? Mhm. Tik tai postai kelia. Bet ir tai Lenkai. Nu, nes Lenkai gamina mašinas. Jo, jo, jo. Rally 4 būtent, ir Rally 3. Ne, ten tai kita Hebra ten. Nu, žinai, kita Hebra, bet jie irgi Ne, dar jie jie, viską stebi ir jie viską mato, žinai. Tai. jo, bet šį sezoną dar neparašė. Gal kada? Gal kada, ok. Gal kada. Um, tada klausimas, kodėl tarp ralio varžybų dalyvauja ir žiedinėse lenktynėse? Čia pasiruošimas asfaltiniams raliams ar tiesiog, ar kokia Nu, čia ne, mintis? tai vidury sezono prieš Šokiškį ralį dar dabar atsimenu,
Mindaugas Varža man pasiūlė, sako, čia taip ir taip viskas, tu važiuok tą žiedinę etapą, va, yra galimybė važiuoti ten Batso lenktynės, endurance su jo dukra, tai sulėkėm mes jį, visai fainai šiaip gavosi, šiaip žiauriai patiko žiedas man. Ir va dabar šį savaitgalį turėjom Ring Challenge varžybas su Ramūnu Čiapkausku, irgi turėjom važiuoti endurance, bet labai gaila, kad neįvyko tos varžybos, nes, nu, aš pravažiavau per tą dieną 15 minučių, tam 3 krekžė, nubliamba, kokį man įspūdį paliko ant to šlapio asfalto, aš nesu gal taip net, nu, senai esu taip turbūt gerai jautęsis išlipęs iš automobilio ir toks, nu, toks tikrai buvau pakankamai užsidegęs ir labai norėjau suvažiuoti tą lenktynę, nes, nu, ta patirtis būtų tikrai labai labai naudinga, aš galvoju, tas slidus asfaltas tai buvo kažkoks man kosmosas, labai labai patiko. O kad pasiruošimas iš asfaltiniam etapam, nu tai kažkiek gal ir jo tą gripą supras, bet jis visur skirtingas iš esmės. Ten žiediniai trasoj, ten, sakykime, tas sukibimas yra skirtingas tik tai dviem dalim, v- nes yra ir naujas asfalto, ir senas asfalto kačerginiai. Nu tai gali ten ant tų pasigaudyti tą sukibimą, bet žinoma, tos patirties pasirenku ant to asfalto žiedinėse lenktynėse, bet nu, vis tiek ta patirtis važiuoti grinai tik turbūt asfaltinius ralius, kad susirinkti, nes ir stenogramą, ir visos struktūros, ir viskas skiriasi asfaltinėse ralėse. Bet žiedas jo, taip pat žiauri gera treniruotė, bandyti suprasti tą gripą ir kaip elgtis ant asfalto. Kad viską žymiai švelniau reikia daryti negu ant žvyro. Tiksliau. Tiksliau jo. Ir va dar labai sužavėjo man žiedas, tai kad tu, kad ir kaip viską bedarytum, tu turi padaryti. Nu, ten kaip pavyzdys, važiavau valandą stintą, čia Batso lenktynės buvo valandą stinto ir tu žinai, kad tu privalai pravažiuoti atgaudęs tempą, kad nesudegint padangų iki galo ir turi būti tas viduriukas ir gero laiko. Ir tu tada stengiasi ir tu darai viską ir tu, mm, čia žiauriai yra sudėtinga, bet ir labai tuo pačiu buvo gera, kai tu kiekvieną ratą turi pravažiuoti tiksliai, tiksliai, be jokių klaidų ir visada, visada vienodai. Tai, nu, tas toks žiauriai patiko, tas visas tikslumas, sakykime, man. Ir tikrai esu dėkingas tiem žmonėm, kurie man leido išbandyti asfaltą. Tikrai atsiminsiu ir manau, gal net į sekančią sezono biudžetą gal įtrauksim net ir kokias žiedinės lenktynės, nes, nu, žiauriai patiko. Ir ta patirtis žiauriai gera. Tai Supratau, tau gal čia su BMW tai nostalgija po praeitų metų BMW Cup, žinai, vėl galų varoma mašina vis tiek smagiau negu priekių varoma. Tai jo, ir dar remke. ir dar MK, o tai krekždė. Kosmosas buvo visiškai. Į, į kalną, ten pamakušės posūkio, link starto važiuoja tas kalnas yra toks, nu, tai ten ant to šlapio asfalto skersas eidavau. Kosmosas buvo visiškas. Na jo. Tada, o kiek tu šiemet sportinių kilometrų nuvažiavai? Ir kiek ralių sudalyvavai? Jo, tai galėt pasakyti šitą klausimą, būčiau pasiruošęs, nes Excelį, vedam Excelį fiestai, tai galėčiau tiksliai pasakyti, bet dabar neturiu prie savęs kompo kito, bet kažkas 1100, aš galvoju, gal apie 1000 kilometrų. Kažkas to apie 1000 kilometrų šiais metais. O pravažiavom visą sezoną Laršą, tai yra 6 etapai. Dar žieminį važiavau Alksniai, tai jau 7. Ir tada, man atrodo, 2 mineralius važiavau. Nu, tai 9 etapai šiais metais. Ne. 1000 grubiai kilometrų. Nu ir žiedinėse lenktynėse truputį važiuoji. Tai irgi Jo, kilometražas. ir dar du, jo. Ir dar šį sezoną aš su vairuotojais kažkiek dirbau, kažkiek tos patirties savo, ten gal drąsinau juos, aš šturmanavau šį sezoną irgi taip pat. Mineralį, sprintę šturmanavau ir irgi pasirinkau neblogos patirties ten. Nebaisu šturmanaut, kaip pats
kai pats jau esi lenktynininkas? Nu, tai tokį laifhaką galiu pasakyti. Tiesiog susikaupti sąsiuvinį ir nežiūrėti, ką daro šalia sėdintis. Nu, aš taip nemoku, pavyzdžiui. Ir gerai diržus Kada nesiveš. esu važiavęs Bet, šturmu labai senai, bet man visada labai nejauku būdavo. jo, nu tas toks yra toks, nu, jisai specifinis. Jeigu tu vairuotojas, tai labai sudėtinga būti šturmanu. Jeigu tu iš šturmano ateini žalias, tada no problem. Tai va. Ok, o kiek planuoji dar nuvažiuoti kilometrų sportinių iki pirmo etapo, gegužės mėnesį, Junior RC? Nu, dabar negaliu tikrai atsakyti šitą klausimą, nes net neįsivaizduoju ir dabar kaip ir varžybos šį sezoną 25 metų kaip ir baigėsi, nebent gal 20 sekantį sezoną gal pavyks, jeigu turėsim gerą žiemą, labai būtų didelis noras suvažiuoti į žieminius etapus, kiek jų bus. Ir jeigu iš vis įvyks, tai šiaip dabar tai va, pasakyti, kiek man būtina surinkti kilometrų, aš tikrai neįsivaizduoju, bet kažkiek pasirinkti kilometrų ir neužmygti ant to pečiaus, tai būtų labai gerai, aš galvoju. Tai vis tiek pasirinksim, bet kaip ir kur dar neįsivaizduoju. Supratau, kokį filmą rekomenduotum visiems pažiūrėti arba knygą perskaityti, nebūtinai autosporto temą. Knygų niekad neskaitydavau, nebent atsimenu, gal ketvirtoj klasėje mama liepė labai perskaityti vieną knygą, tai gal ją tik ir perskaičiau. O filmą, nu tai okei, man asmeniškai Avataras žiauriai patinka. Pirma ir antra dalis. Nu, šiaip filmas visas ir tos visos dalis. Labai gražus ir kitoks jisai. Gal daugiau, tai nelabai aš mėgėjęs tų filmų žiūrėti. Nu, kai užsiemęs raliu, tai nėra kada. Tik tokas. Tik tok. Ne, geriau salę tada eiti į salę arba į Ja, studiją. ja. O su kokiu žymiu ralio pilotu norėtum palenktyniauti, persimesti Lietuvos ralio trasose? Persimesti. Būtent lietuvių, Ne lietuvių, būtent, nu, ne lietuvių. žymių, sakykime, iš pasaulio. Nu, galbūt ir, okei, galbūt ir su lietuviu kažko norėtum Jo, pasivaržyti tai, tai lygiom sąlygom. aš šį visą sezoną galvojau, kaip čia, esmė tokia, kad aš esu iš Ukmergės ir darydavau seniau testus Ukmergėje, ten buvo tokie du greičio ruožai, kur padarė Ukmergės ralį. Ir aš po to vis galvoju, jamba dabar sakau, jeigu atvežus kiečiausią ten tą Europui driverį ir pasodinti vienodas mašinas, tai sakau, galvoju, blema, tam dopę tikrai dėčiau. Bet tai taip prasimės su kuo, tai aš nežinau, nes mano, pavyzdžiui, idol, nežinau kaip lietuviškai išverst, bet Kairo Ampera yra. Bet su juo prasimest, tai dar, manau, būtų visiškai nelogiška, nes gaučiau malkų sausai. Bet šiaip, jo, kažkada norėčiau su juo prasimest. O taip, kiekvienas konkurentas, nežinau, jie vis tiek atsiranda. Ir jeigu yra konkurencija, tai tiesiog labai džiugu. O kad būtent su kažkuo prasimest, nu tai sakau, nebent kalė. Kažkada labai senai, nu nesenai, kažkada. Žodžiu. Tai matai, tu jeigu nu, su juo persimestum, palenktyniautum, tai tu matytum, kiek, nu, kiek nuo jo atsilieki arba galbūt net savo naminiam dopį ir įvežtum. Nu, blema tam dopę einu gerai. O tu girdėjai, kad Kalė Rovanpera dabar Yeah. į žiedą eina po truputį. Jisai jau šiemet Yeah. etapus ir Tai kažkaip. jis Pernai su Porsche pradėjo važiuoti. Jo, bet nu, šiemet aš jį mačiau Dubajui, buvo 24 valandų varžybose. Mhm. Važiavo Porsche Cup. Jo, aš mačiau. Žmogus nori rinktis patirtį, nori tobulėti kitur ir gal padarys istoriją. Galbūt. Tikiuosi ir tikiu aš jo, nes kiek supratau, jis tiek bando įeiti iki aukščiausio to lygio žiedų lenktynių. Ir jeigu jisai tap čempionu ir ten, tai nėra tai buvę. Nu, kaip pavyzdys, apie Formulę 1 būtent kalbu. Tai man atrodo, nei vienas rally driveris niekada nėra tapęs čempionu. Šiaip nesidomiu F1 visiškai.
Mm, Bet tiesiog, nu, į F1 iš vis nelabai kas ateina iš ralio, sakykime, visi ateina jo, iš... jo. Ir ten yra tam laiptai, tu ten taip paprastai neateisi, bet yra daug Formulės 1 pilotų, kurie eina į ralį paskui. Jo. Pavyzdžiui, Josas Verstapenas, Mika Salo irgi pavažiuoja, nu dabar gal jau ne, anksčiau pavažiuodavo, Kimi Raikonenas irgi važiavo, Kubica tas pats, nu su labai baisia Taip. avarija. Tai tokių įdomių buvo veikėjų ralyje iš F1. Bet iš ralijo F1 niekas. Nu jo. Nu, matai, nes rally, nu, taip, tu su formulė gali pradėti, nu, jau ten 16-17 Maksas Verstapenas, 17 turbūt atsisėdo, tai, nu, tu iš kartingo, nu, iš vystiklų į kartingą, iš kartingo ten 14-15 į ten F4 ir taip toliau. O rally, matai, tu 15 tik gali kažkokius, nu, mėgėjiškus, mažus nacionalinius ralius važiuoti, tai realiai, kai tau sueina tu kažkokie jau, nu, ten tampi čempionu 18 ar 20 metų, jau tau kaip ir vėl eiti į pirmą formulę, tai galbūt todėl. Nu, Nu, bet nu taip, pažiūrėsim, taip. bus įdomu sekti. Tai gerai, Taip. klausyk. Tada einam prie Blitz klausimų, a, Mhm. kuriuos dalinai atsakėjai, kol bendravom. Filmas ar knyga? Pilna. Rally 1 ar grupė B automobiliai? Rally vienas, nes grupės B nesu matęs. Aš net neįsivaizduoju, kaip jinai važiuodavo. Tai aš, ką esu matęs, man pasakau. Ok. Monte Carlo ar Suomija? Suomija. iOS ar Android? Ajas. OMP ar Sparko? Ompas. Benediktas Vanagas ar Vaidotas Žala? Dabar iš kurios pusės? Iš žmogaus, sakykime, Mes ne, šiaip, apie ralį kalbam, tai, nu, Benediktas jo, anksčiau šiaip važiavęs, žinai, daugiau, nu, gal tu net nelabai matęs jo trasose. matęs. Aš raliną labai senai. Tik Okay. nevažiuodavau pats. Bet visada Vaidą palaikydavau. Tai aš ir dabar išlieku prie Vaido ir jisai labai gerą veiksmą ir teisingą daro. Tai džiaugiuosi. Akivaizdžiai. Supratau. Nu, Vaidas, matai, Tai pagal Vaidas. arčiau tavęs. Jo, jo. Žiedas ar driftas? Nu, okei, bandžiau driftą, Matsuri, patiko, nu, bet ne taip patiko kaip žiedas, tai žiedas. Ralisto karjera ar universitetas? Ralisto karjera. Oliveris Solbergas ar Kalio Rovanpera? Nu, tai žinot jau turbūt. A, Kalė. Kalio Rovanpera. Kebabas ar McDonald's? Priklauso koks kebabas. Jeigu geras, tai kebabas. Bet jeigu toks, ten iš pakampių, tai McDonald's. Supratau. Klausyk, Markai, buvo malonu. Ačiū tau labai už pokalbį. Ir Ačiū, Povilai. ką, sėkmės tau ruošiantis kitam sezonui. Ir tikiuosi, kad puikiai pasiruoši, nes turi tam laiko. Ačiū labai. Ačiū už kvietimą. Buvo įdomu. Pirmas tas podcastinis veiksmas, gal nenusišnekėjau labai. Ne, ne, viskas Tai puikiai. va. Gerai. Iki. Tvarkoj. Iki.